pasakyti. Visi pretendentai gražus, visi geri. Kurį tautą pasirinks, tas bus. Aš nieko ne. Nežinau, kadangi aš dar negirdėjau tų idėjų, kurios norėčiau išgirsti. Šiaip visi tokia šneka, standartinės kalbą šneka, o aš standartų labai nemėgstu. Tai todėl pasižiūrėsiu, jeigu pamatysiu, kad iš tikrųjų kalba apie tai, ko Lietuvai reikia, tada ir pasirinksiu. Dabar aš tai tik matau standartinius brėžinukus, standartinius posakius, kaip pirmokai iš vadovėlio, reiškia, kalba, todėl aš negaliu dar pasakyti. O jums pačiam niekada nekylo mintis? Vieną kartą buvau teravausi, kai buvo 18, buvau 9. Ir žinau, kad, matot, mano požiūris yra toks, kad ne Lietuvos piliečiai prezidentus renka. O pirmiausia atrenka užsienis, kas labiausiai tinka. Tada tą pradeda labai propaguoti, nuteikia žmonės, jūs kaip matot jau prieš 2 metus pradėjau aiškinti, kas turi būti. Taip kad visas pagarbos demokratija, aš matau, kad Lietuvos prezidentus kol kas renka ne lietuviai, o užsienis parenka, o lietuviai tik atlieka tam tikras formulės funkcijas. Tai man tokie patys netenkina. Tada aišku, kad jau matosi iš karto prieš 2 metus, ką užsienis parinko, paskui duoda daug pinigų, paskui jeigu reikia sustoja kompiuteriai ir tampa tas, kurio reikia. Tai kam tokiam cirke? Pamatys, neugi nematot dar. Jeigu nematot patys, tai išaiškinti nebereikia, nes visi matot, kas yra atrinkta senai. Jau beveik vis taip nuteikia visus, kad nėra čia ko ir balsuoti, vis tiek bus jau aišku. Pats geriausias, pats idealiausias, taip toliau. Tik tai aš nesuprantu, klausiu beveik kiekvieno, jūs pasakykit, kodėl tas žmogus, kurį vis sako, turi būti, ką jis yra padaręs, pasakęs, kažkokius principus deklaravęs ar ką. Niekas nieko negali pasakyti. Tik kažkodėl vis sako, kad bus geriausias. Jeigu saulės užtemimasgi nieko negali padaryti. Prie saulės užtemimo žmonėm yra nieko negali. Žmogus bejėgis yra apie saulės užtemimą. Pamatysim. Taip, tai yra tas tam tikras iš smegenų išplovimas ir kad jau tau dieną naktį kala ir žmogus atsikelia ir galvoja, kad daugiau nieko neturi liktai. Ir einu, nepatinka man šitas. Ačiū.